Sveiki visi, su jumis Teklioikis. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena. Šiandieną pristatysime visiškai naują Samsung Meteor USB Studio mikrofoną, kuris ką tik gautas, visiškai naujas, dar neišpakuotas. Tad pradėsime nuo išpakavimo. Pristatysime jo pliusus, minusus ir parodysime, kaip jisai veikia. Tad pradėsime nuo išpakavimo. Standartinis įpakavimas, kuris yra kiekvienoje naujo prekėje. Štai kaip atrodo mūsų mikrofonas dėžutėje. Matome patį mikrofoną, USB laidą, kurį tuojaus pabandysime išimti. Štai čia yra instrukcijos, kurių tikėkimės neprireiks. Štai mūsų mikrofonas, kuris va šitaip pasistato ant kojelės, ant 3 kojelių. Kuris labai lengvai užsifiksuoja. Matome, yra USB jungtis, papildoma ausinė jungtis. Ir štai čia yra garso reguliatorius. Ir taip pat mikrofono išjungimo mygtukas. Ir yra LED lemputė, kuri indikuoja, kai yra mikrofonas įjungtas. Štai vat yra USB jungtis, visai ilga, kurios turėtų užtekti iki USB porto. Štai čia mikrofonas USB jungtis jau prijungta. Dabar pažiūrėsime, kaip jis čia turi sąveikauti. Štai čia yra visa informacija. Netgi yra išsami kortelė, su kuria galima užregistruoti savo įrenginį. Štai matome introduction, installing informaciją. Matome specifinę informaciją mikrofonų. Jeigu vat matosi, galime parodyti, bet turbūt nelabai, nes kamera yra prastos kokybės.
Štai, čia viską aprašo, kaip turime instaliuoti. Greitas naudojimas. Na kągi, tai pradėsime instaliuoti. Tai prašo, jog reikia įkišti pirmą USB jungtį į mikrofono jungtį ir instaliuoti driverius. Na kągi, pažiūrime, ar driveriai jau suinstaliuoti. Rašo, kad visi driveriai įdiegti. Tai bandome atrasti savo mikrofoną. Na, kaip matome, mūsų mikrofono vis dar nėra, bent jau tarp instaliuotų įrenginių. Tad greičiausiai teks perleisti kompiuterį ir tada pažiūrėsime, ar jau bus aptiktas įrenginys. Na kągi, tad šioje vietoje baigsime pristatymą. Pratęsimas bus antroje dalyje su garso įvertinimu bei visų funkcionalumu. Tad nutraukime įrašymą ir susitiksime antroje dalyje.